Sveiki visi su jumis, aš GameTube ir šiandien filmuojama Farming Simulator 17, nesensantis kolūkis tikriausiai, tai nežinau ar čia jums savo displėjaus garsai ne per dideli, galim dar primažinti šiek tiek, radiją iš viso gerai. Ir gerai, paskutiniai čia patipimai. Tai jo. Tai va, šiandien žaidžiame, nepasakysiu tikrai žemėlapio pavadinimą, nes jau nebepamenu. Kažkas ten kažkaip ten vadinasi žemėlapis. Tuoj patikrinam, gal rašys kur nors. Tai jau nerašo, tai tiek žinių. Tai va, jau buvau pasijungęs šitą žemėlapį, pasižiūrėti, biškį palaudinti, kad nelagintų baisiai, biškį vis tiek pingina. Tai čia turime kultivatorių, sijalką ir plūgą angarę, ten turim lizard pickupas. Tai jau tada čia tikriausiai silosas. Jo. Čia turime Agrostar 661 Agrostar 661 traktoriukas. Toks biškį. Iš naujesnių, bet nežinau, gal jį ir pasiliksim. Tada pradžiai turime Case International Combinas. Biškai jau matos, kad važiavau, nes buvo prie lauką pastatyts, tai susivariu visą techniką, susistačiau. Dabar paliksim atidarytą. Žaidžiu su Season modpacku, tai jo, dabar galėsiu nebent važiuoti kultivuoti laukus, geriausiu atveju. Tada turime traštuvą. Jo. Turim čia trašos 2 tonas, sėklų, irgi traša, čia po toną, ir čia sėklų 2 tonas, iš viso 4 tonas trašos ir 2 tonas sėklų. Ir man dabar yra planting season, tai sodinimo sezonas, kaip matau, galiu sodinti kviečius, barley, rapsus, bulves, burokėlius, medžius, žolę, be cukranendrių, sugarcane. Tada jo, yra žiemos bioms, kada galiu nebent čia redikėlį kažkas tokia, galiu tik tais kulti, su medžiais įsiminėti, žolės dar pirmas 3 dienas būna, gal biškį galėčiau. Ir čia ekonomika, kaip matau, rodo, žiemą paklausiausiai yra parduoti kviečius. Tada va, galiu čia realiai, čia va galiu reguliuoti viską. Tai jo. Tai gerai, tada važiuojam, pasiimsim. Dar reiktis vienas traktorius buvo kažkur. Dabar reikia atsimint, kur čia tikriausiai. Jo, ten kiek matau. Kažkas dar yra. Net neklauskit, dėl to nesispauninu. Tiesiog, ne, teks. Perėjau. Tai va, dar turime naujesnį biškį Zetorių Forterra HD. Turime 2 priekabas, netgi čia viską davė žaidims, nieko nepirkau. Tai čia tikriausiai bus kokių kelių. Čia iš viso bus kokį 30 tonų. Šits turėtų būti galingesnis, galim pasitikrinti, kad nesuklystas 93 kW, ai ne,
radiją nunulinsim, nes man tiesiog net per garsiai jau perško. Gerai, užsikuriam. Užsikūrė. Kylam, žaidžiu be to su vairu. Tai vairo garsai gali būti biški annoying, bet nieko nebepakeisim, nes toks jau yra. Bet gal baisiai neįsirašinės vairo garsai, tai būtų labai neblogai. Tai jo, šiaip reiktų pasipluguoti laukus, bet tai tingi pluguoti, ne man pluguoti, šiaip nors ne man jį kultivuoti. Nes tiesiai nenuvažiuoju, dar yra gana nemažai modų. Kaip mato, spaudžiu Q raidę, jog prisikonektant tai neleidžia, nes turiu išlipti, tada prisijungt šitaip jį tik tada nebent. Pasikeliam, o Jėzau, nepakel, turim tai, ja. Tai jo reikės varytis, man taip atrodo, kitą traktorių. Reiktų tą svorį nusiimti čia priekį. Nusileisti pirmiausiai. Išlipti ir tada atsikabinti. Ir tada išvairuoti traktoriuką. Yra kuro sąnaudos, yra kitokias biški, rodo kiek sudeginiu kurą per valandą. Šiaip kiek žinau, 100 km visada matuojama, bet tiek to. Nežinau, nei pat dėl ko būsiu dekombainu užkūriau, labai smagu. Opa, gerai, užsikuriam šitą. Ties katra tučia vieta. Kodėl mano vienintelis traktorius yra tarp 30 ir 25 lauką, kai mano prie 12-11 lauką yra visa chata. Tai tada vadinasi reikia ir priekabą susikabinti, parsitemti. Čia kaip suprantu jau nemaža ferma. Čia kaip matau yra kiaulės ir vištos lygtais. Jo, višta labai arti. Gerai, pedai, bekonai ir bandymas atrasti kelią iki namų. Ir čia matau galiu laikyti nemažai visko. Tai jo, žinoma, gali ir palaginti pats žaidimas, nes kompiuteris ne pats geriausių. Startinis toksai kasdieniniam naudojimui, tik tais, o ne gaminimui kažko naujo. Tai jo, keliukai, jo, čia tokie, tai labai ne kažką bus man, ypač su realistiškesniu vairavimu. Su enžinu, nes traktoriai neįkils, pavyzdžiui, tokį kalną reiks geresnius pirkti, tai sovietiniam galvojau da kurti iš pradžių, bet kai pagalvojau, kad gali būt, kad neištems man traktoriai net plūgą, tai nusprendžiau filmuoti tokį. Ir dabar vis lėtėjai sunkiai noriu kilti 14 km per valandą. 22 litrai į valandą ryja. Tai jo. Tai jo, dabar susitiksim po jums keliolika sekundžių, o man po gerą 20 minučių. Tai jo, susitiksim, kai parvažiuosiu. Tai va, sugrįžom, parsivežėm abi priekabas, kaip matėt, kelias įkis buvau sustojęs, kad užlaudintų tiesiog žemėlapį, nes ten, kur neužlaudintas žemėlapis, nors ir čia, kaip matau, biškį plūduoja ir neatsigauna, kur visiškai nesustabdau traktoriaus ir neapsižvalgau. Tai dabar kažkaip biškį, sakyčiau, nevaikiškai pradėjęs trikti. Tai jo, biškį palaukiam. Gerai, beaconus galime išjungti jau.
biški mažiau našumą kelti. Ir tada važiuojam bandyti prisikabinti plūgų kultivatorių, nes jeigu ir taip pat bus kaip su praeitu traktoriuku, tai iš plūgų nieko gera tada. Reikia žiūrėti tada mažesnį, šitą parduoti, pirkti mažesnį, didesnį, nežinau net. Būtų neblogai matyti. Nenuversk. Jo. Pasakiau tik nenuversk. Žinoma, dabar reikia atsitraukti. Gal dabar pavyks prikabinti. Ne. Tai arba man tiesiog neint prie šio traktorius prikabinti šio svorio. Arba nežinau, bet tai vajezu. Biškai sumaišiau su mygtukais. Bet tada bandom kabinti plūgą. Ja, gal biškai mažokai duota pinigų, tai manau reikės imti paskolą pirmąją dieną. Jeigu į bankrotą dar nenueisiu. Jergus. Kaip tai gerai. Gal lengviau eis prisikabinti. Jau mačiau, kaip traktoriaus priekis sukilo. Ir keliam. Ir tas pats. Per sunkus man šis plūgas. Pirmos misijos. Pirmi, kaip sakant, negalavimai. Tai jo. 118 kW reikalauja plūgas, 4 metrų. Parduodam, gausim 11 000. Tada žiūrime, ką čia turim. Turim 3 metrų. Šitą ką tik pardavim. Tai nebent 3 metrų galim pirktis. 3 arba šitą 3. Čia lėčiau gali dirbti, čia greičiau, bet čia diskai. Nu jo. Gerai, tai tada perksim, man taip atrodo šitą jo reikaltavimą L300. 3 metrai. Biški Kimba Games, kaip matau. Do you want to purchase? Yes. Ok. Dėkui. Tai jeigu mane patempia tuo, tai įdomu, ar Cielka patemps. Dabar pasižiūrėti čia ir man šopas yra važiuoti šito keliu, tada čia, nu, plius minus kažkaip. Tai jo, nors tą galėjau gal į svorį nusipirkti, bet tai čia dar nuvažiavęs galėčiau pažiūrėti. Jeigu iškalt, tada svorį nepirksiu, jeigu neiškalt, tada svorį papildomai pirkti. Reikės, tai jo, biškai yra reikalų. Biškai ne į tai sukupę, tai nieko tokio. Eismą tikiuosi netrukdysiu važiuodama šiaip prieš eismą, tai jo. Tai jo, vėl susitiksime, kai parsivešiu tikriausiai kultivatorių. Jo, trumpam sugrįžau, čia dabar nei gazo nieko nelaikau, nuspausto vairą irgi net nelaikau, vandenį geriu. Tai, nu dabar biškai va pasukau. Bet visą tai va nuo kalno tiesiog nuridėjo. Kaip matėte, nusipirkau svorį ant priekį, 2 su viršum tonų, 2-4 tonas lygtis. Nes irgi kėlė šį traktorių, ne tai baisiai, bet nukėlė vis tiek. Gal jau dabar pagalvojau, galėjau dar į senąjį pasilikti.
ten tiesiog neteka tas svoris, kurį turėjau. Gerai, dabar jau nebežinau, kur važiuoti. Tai jo, tik tiek norėjau pasakyti ir dėl trukinėjimo, jeigu pastebėjot, kaip buvo. Tai ten, nežinau, man net nefilmuojant, ten būna užeina, kad pradeda trukinėti, tai jo. Tai grįžtam prie timelapse. Tai jo, sugrįžtam prie žaidimo. O, dabar ir atsigavo jau, nesupratau, čia biškį prikolam. Tai jo, dabar nusikultivuoti reikia 12 lauką. Per minimapą neatrodo toks didelis. Tai jo, taip pasijungiam F1, kad įsitikint, ar tikrai tie patys valdymai. Gerai, viskas tas pats. Tai nuleidžiam kultivatorių. Jo, nuleidau svorį, ne kultivatorium. Ir dabar pradedam. Žinoma, tokie laukai biški gal ir šit yra, nes jau matau, kad čia bus nemažai pačiam darbo. Ir nelabai yra įdomu žiūrėti, kai tiesiog kultivuoja lauką. Tai jo, iš manęs dailaus kultivatorius tikrai nėra, tikrai ne man specifiškai yra kultivuoti laukus. Tai jo, bet šiaip cinematika visai nebloga, sakyčiau, kai ant low grafikų. Tai jo. Tikriausiai net nespėsiu, gali būti, kad nukultivuočiau lauką, nes dar reiks ir man šiandien sueditinti tą videką. Ne, nėra, čia tipo lauk skaitus. Gali būt, kad tiesiog tam man žolė priklauso. Žolės plots, tai dėl to man čia biškai ir žolės verčiasi į lauką. Žinoma, čia tai labai smagu, kai medžiai va čia taip ir, nes matau, kad čia tikrai workerių jokių negalėsiu praktiškai turėti. Ajajajajajaj. Tai reikės vos ne viską pačiam darytis, tai čia jau yra sunkiau. Tai nebent bus lygių laukų, tada ten bus galima uždėti darbuotoją, kad jis ten dirbtų. Nes taip, tai sakau tokius dalykus kaip sėjimas, kultivavimas, šiaip ne mano sritis, man nelabai jo patinka, tačiau geriau su kombainu kuliu ar dar ką nors darau, nei kultivuoju, nes va tokie, va platukai liek šonuose. Tai nusprendžiau, kad juos taip ir paliksiu. Tai jo, šiaip apie mane, tai esu dar moksleivis vis, nors dabar vasaros sezonų esu įsidarbinęs, nors jau nebelgai ir dirbsiu, nes jau ir vasarai pabaiga, nors pas mane dar ankstyvas tik pavasaris, bent per žaidimą. Jo, tai dirbau metalo apdirbimo įmonėje, Šaltkalvių. Šiaip mokinuosi transporto priemonių remontininko profesiją, tai panašiai kaip automechanika, kažkas tokio. Nu, šiaip tas pats, kad kitokia biški programa. Tai su ūkininkavimu realiai, tai va tik tais žaisdamas užsiiminėjau realybėj nei biški. Tai jo. Tai viską, ką išmokau iš ūkininkavimo, tai yra žaidimai tik tais, nors čia mažai tos realybės. Va Jėzu, tas medis čia nei vietoj, nei laiko. Tai jo, tiek, čia gal kas nustebsit, gal ne, bet 17 metų esu, einu į 18 į pilnametystę. Nuo rugsėjo prasideda man teisų laikymasis. Tai dar viena veikla prie to paties, kad pradėjau YouTubint eilinį sykį, nes šiaip esu turėjęs prieš tai vieną senai, žiauriai,
video blogų kanalą, dabar dar turiu muzikos kanalą, kur savo kūrybos dainas keliu, nors dabar irgi retai tas vyksta dėl to, nes įsidarbinau, taip tiesiog kažkaip motyvacija yra dingusi. Bet kažkaip yra atsiradusi motyvacija kurti gameplay video. Tai biškai pamaišysiu savo rutiną, gal ant vieno srities neužsitėdėsiu ir tai va tiesiog tai tą, tai aną, tai taip ir žaisim. Tai jo, ir dabar va prasideda patys sunkumai, kai traktoriui yra duotas kalniuks, žinoma, dabiškai like spike'as yra. Ir jis kyla vis sunkiau ir sunkiau į tą kalną. O, sustojau, atsigavo. Čia matyti dėl to realistiškesnio gameplayaus man čia taip string. Bet tik taip atrodo, nors ne, iš tiesų string, nes nein kameras normaliai pavaldyti. Tai jo. Tai stengsiu kelti kuo dažniau videkus, bent jau į dieną po vieną. Jeigu turėsiu laisvesnį laiką, gal netgi išeis ir kelis įsykė nusifilmuoti, bet šiandien nusifilmuosiu va tik vieną, nes dar sakau, reiks editinti, o taip jau yra beveik 9 valanda, kamputį virš pinigų rodo, kiek dabar yra realybėje valandų. Tai realiai tik 14 minučių skiriasi, ir 12 valandų 14 minučių skiriasi laikrodis. Tai jo. Tai pradėjau realiai per vėlokai gal biškai filmuot, nes man esu nusistatęs laikmatį valandai laiko, man liko pusę valandas, nors žinoma ne laiku pajungiau tą laikmatį biškai vėliau. Tai jo. Nu tai dabar pereinam į speedrun mode. Tai susitiksi, manau, kai pusėsiu bent kultivuoti lauką, arba atsiras dar ką nors pakalbėti, tai sakau jums iki pokalbių laiko. Tai jo, dabar jau sugrįžau, keliom minutėm, nežinau, tikriausiai vėl pakalbėti ir vėl kimba. Nežinau, tikriausiai dėl to, kad nemažai realiai modų, reiktų gal kai kurios išjungti. Nes kai kurių tikrai net nenaudosiu ir net nenaudosiu, tai tikriausiai dėl to. Nežinau, kiek čia gavosi jums to timelapse, nes tik editindamas sužinosiu, kaip kas gaunasi, kaip čia kas atrodo. O, atsigavom. Tai jo, dabar pagalvojau, be kuldamas lauką, gal jau gali būti ir tikriausiai, kad bus su laiku gal net ir, jo daug kas susidomės, kokį kompiuterį, kokį vairą naudoju, nu, ką naudoju viskam. Tai garsai įrašymui mikrofoną jokią neturiu, tai naudoju AGG, lygtais tuoj plaukit. Jo, AKG ausines, prisijungęs prie Dell kompiuterio, Dell Latitude E7440 su 5 procesoriu 5 kartos ar 6, dabar nepamenu, 8 GB RAM, 256 SSD, stokinis toks laptops.
Pelytė tai Habit Gaming Mouse'as, karočią, kažkoks iš Max'as pirkts. Logitech vairas, tikslaus versijas nepasakysiu, bet G23 lygtais, 27. Ne, čia niekur neparašytum. Tai jo, tikslios versijas tikrai nepasakysiu. Jo, niekaip. Nes reikia tada atsisukinėti man vairą. Bet vairas yra tiesiog automatinis, nėra pavarų ryčiagas, karočią, taip žargoniškai pavadinkim. Editinimui dabar irgi tiksliai nepasakysiu, ką naudosiu, nes esu parsisiuntęs vieną programą, bet dar nežinau, kaip čia bus su ta programa, tai dar bus matyt. Įrašinėjimui OBS Studio. Nu ir kaip ir viskas, išvardėjau viską, ką naudoju šiuo metu. Tai jo, bet matau, kad šiandieną niekaip nenukulsiu šio lauko, nesukultivuosiu, nes tiesiog per ilgai ypač dar kai su strigimais, tai man taip atrodo, kad tai bus padaryta tiesiog už kadro dar netgi, kai tai rytoj gal grįžęs po darbą dar prisėsiu pažaist už kadrą prieš filmavimą, jeigu žinoma bus įmanoma ryt filmuoti, nes dar nežinau, rytoj lyg ir vienas nebūsiu kaip ir, ir šiandien irgi nelabai vienas esu, kitame kambaryje yra žmonių dar be manęs. Tai jo, gyvenu jau 2 metai, kai pats skirai nuo tėvų, gyvenu su seserimi, tikliau pasesers, jo. Tai jo, kad dar čia papasakojus YouTubinimu, šiaip jei grinai taip užsiemant, tai užsiemau nuo 7 kažkur metų, filmuodavau ten su draugeliais visokius žiauriai cringe vlogus, ten huiznajats kaip pavadinsi. Tai, bet jau galit net nebeieškot, neberasit, viskas privatizuota. Dabar nebent galėtumėt rast mano muzikos kanalą, da TikTokas, Instagrams, Facebooks, karoči tokie socmedia. Tai jo, su laiku gal, jeigu pavyks atsinaujinti vairą, būtų labai neblogai realiai, nors pirmiau vis tiek žiūrėsiu į automobilio teisės B kategoriją, nes tai man svarbiau yra. Tai jo. Tai va šitiek va žinių iš manęs, tai jo, sugrįžtam ir vėl eilinį sykį, jau nežinau net kelintas sykį, tai jo. Lygtais biškį palikonus čia, minimaliai, tai čia pofik. Tai jo, tikriausiai jau užbaiginėsiu šį gameplayaus epizodą, nes jau šiek tiek ir praėjo, sakyčiau, laiko nemenkai. Tai va, tiek padarėm, kas čia liko nusikulti tikriausiai už kadro, nes neapsimau tiesiog ant kadro jau kulti, nebeturiu jau ką net pasakyti. Ir taip gausis turėtų nemenkas videkas, aš manau. Žinoma, čia dar pavagint, sumastant pabaigos. Tai jo. Tai visiems sakau iki greito, subscribe, like ir iki.